Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus, ne visai paprastai, bet prasmingai. Labai populiarus posakis atrankose, žinokit, yra žuvis kur geriau, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Taip, tai labai dažnas kandidato atsakymas, kai mes klausim, tai dėl ko dairotės darbo pasiūlymą. Toliau jau mes analizuojam kandidatus, kurie priėmė darbo pasiūlymą arba jo atsisakė, nes būna ir taip, tai dažniausia atsisakymo priežastis yra nepakankamas siūlomas darbo užmokestis. Tai reiškia, kad, kad ir kiek mes ten prisvajosim, vis tiek yra tie baziniai kriterijai, jie išlieka, ar ne. Ir visos organizacijos kažkokią vertę kuria, jeigu jos negeba kurti vertės, jos išnyksta. Sveiki. Aš Gabija Skučaitė ir su jumis laida Prasmės alchemija. Joje mes diskutuojame apie prasmę darbe ir gyvenime su žinomais įvairių sričių ekspertais. Šiandien labai džiaugiuosi mūsų studijoje turėdama pašnekovę Jurgitą Lemešiūtę, kuri yra ilgametę patirtį turinti personalo atrankų srityje kompanijos PeopleLink įkūrėja ir tuo pačiu vadovaujanti partnerė. Jurgita turi daugiau nei 18 metų patirtį personalo paieškos ir atrankos srityse ir yra įgijusi organizacijų psichologijos magistrą ir tarptautinį MBA išsilavinimą. Jurgita turi didžiulę patirtį atrenkant darbuotojus ir padeda Lietuvos ir užsienio įmonėms ne tik pasirinkti tinkamus kandidatus, ir tą tikrai galiu patvirtinti, ir mums Jurgita yra padėjusi, bet atlieka ir įvairius rinkos tyrimus ir padeda kompanijoms kurti darbuotojo įvaizdį. Taigi, Jurgita šiandien labai vertinga pašnekovė, kalbant apie prasmingą darbą. Mano pačios doktorantūros studijų tema yra susijusi su neprasmingu darbu ir tai, kaip mes galime atrasti prasmę tose užduotise, kurios galbūt iš pradinėme etape mums neatrodo prasmingos. Todėl mes šiandien diskutuosime iš pradžių apie prasmės savoką darbe, apie prasmę darbe ir prasmę gyvenime ir perėsime prie visokių konkrečių dalykų, patarimų, įžvalgų. Jurgita labai daug tyrinėja darbą ir tokį darbo fenomeną, tai tikrai turės ką ir patarti. Tad linkiu dėmesingai mums klausytis Jurgitos įžvalgų, o pradėkime, Jurgita, nuo iš tiesų savokų ir susikalbėjimo, o kas iš tiesų yra prasmingas darbas ir neprasmingas darbas, kuo tai skiriasi, kaip ta prasmės savoka darbe reiškiasi. Ar susiduri pati su tokiais pasakymais, su tokiom formuluotėm ir ką jos tau pačiai net kaip žmogui reiškia ir kaip ekspertui? Sveiki, tai visų pirma, ačiū už kvietimą, tikrai labai įdomi tema. Manau, kad jinai tokia vis aktualėjanti, nes vis dažniau mes irgi vykdydami atrankas girdime, kad jau pasiekiau, norisi daugiau prasmės, ar kitais žodžiais galėsim ir vėliau padiskutuoti, kaip dar darbuotojai apibūdina tą prasmę. Bet iš tiesų, aš tai manau, kad prasmė yra labai subjektyvus dalykas ir kiekvienam mūsų skirtingi dalykai gali atrodyti prasmingi ar tai neprasmingi. Ir matyt, kad manau, kad karjeroje ar darbe tai visų pirma žmogui prasmė yra savirealizacija, ar ne? Tai jeigu taip jau žiūrint per tą asmeninę žmogaus prizmę. Ir tikrai kiekvienas žmogus, arba sąmoningas karjeroje žmogus, nes tikrai būna ir ne iki galo gal sąmoningų karjeroje žmonių, tai jie visų pirma siekia maksimaliai realizuoti savo potencialą, kompetencijas, idėjas, žinias ir įgūdžius. Ir aišku, kita dedamoji tos prasmės, tai matyt ir yra tai, ką aš sukuriu savo savo tais gebėjimais, kompetencijom ir tom idėjom, ar ne, tai ką aš sukuriu naudingo kitiems, ar ne, ir kitiems aš turiu omeny bendrąją prasme, tai kitiems kaip visuomeniai, kitiems galbūt kaip verslui, kaip, nežinau, ekonomikai, valstybei, ar, galbūt kažkokiai tai nevyriausybiniai organizacijai, ar ne. Tai matyt taip, ir kas dar matyt yra labai
jau asmeniškai prasminga ir tikrai tas labai atsikartoja tiek ir mūsų darbe, kiekvieną dieną pokalbiuose bendraujant su kandidatais ar darbuotojais, bet taip pat ir mūsų tyrimuose, tai yra augimas. Ir manau, kad progresas arba tai, kad aš jaučiu progresą, aš jaučiu augimą, jau savaime yra, prasmė daugeliui žmonių. Tai paminėjot ir iš tiesų mes kaip įmonė jau daug metų labai mėgstam analizuoti rinką, žiūrėti, kaip jinai keičiasi ir vykdom kiekvienais metais tam tikrus tyrimus, apklausas, dabar tokia vykdom kaip mes vadinam lauko studiją, ar ne? Tai reiškia kandidatai, kurie pas mus ateina į pokalbius ir mes tų pokalbių turim per metus kokius 8,000 su visa komanda, mes tos duomenis, aišku, nuasmenintus sisteminam ir tada žiūrim, o tai kaipgi iš tiesų tie darbuotojai renkasi, kokiais kriterijais vadovaujantis jie renkasi tą savo sekantį karjeros žingsnį ir iš tiesų augimas arba tos augimo galimybės yra vienas pagrindinių tų faktorių. Tai galbūt tai nėra, taip įvardinama kaip, prasminga ar ten neprasminga, bet tai yra dėl ko žmonės priima darbo pasiūlymus arba, nežinau, keičia darbą ir panašiai, ieškodami to asmeninio augimo. Tai iš to, ką pasakojate, atrodo, kad tokios 3 pagrindinės ašys prasmingo darbo būtų, reiškia, vidinių talentų, vidinių galių, potencialo savirealizacija, vardan tikslo, ar ne, kuris turėtų turėti kažkokią misiją didesnę negu tas asmeninis tikslas ir pokytis. Tai reiškia, kad aš galiu jausti skirtumą tarp to, koks aš buvau ir koks aš tampu. Tai iš tiesų, kadangi aš tą prasmės lauką tyrinėti atsinešiau iš savo semiotikos studijų į organizacijų vadybos doktorantūrą, tai man iš tiesų labai įdomi ta prasmės pagava ir iš semiotinės perspektyvos, ir iš organizacijų vadybos lauko. Ir aš ieškau to sąryšio ir iš to, ką Jurgita pasakoja, tai tas skirtumas, o tai reikštų tokį struktūralistinį požiūrį, pamatyti skirtumą kažkame ir tai labai semiotiškai yra pažvelgti į prasmę per skirtumo paiešką, tai yra kaip kas pasikeitė. Tai mes kaip ir matome, tokios 3 pagrindinės prasmingo darbo ašys yra ir žmonės lyg tai sakai, tuos dalykus įvardina, galbūt neįdėdami viso tai į prasmingo darbo sąvoką, bet ar yra pokytis tarp to, ko žmonės ieškodavo anksčiau ir to, ko jie dabar ieško kreipdamiesi pas jūs į paieškas darbo, arba gal kokie būna motyvai keisti darbą, kodėl jie nebenori dirbti ten, kur dirbo anksčiau. Tai va čia labai gerai, Gabija, užfiksavai netgi klausime, nes didžiausią pokytį mes matome, dėl ko žmonės svarsto kitus darbo pasiūlymus arba, kaip sako, kokia yra priežastis, kad jie nusprendžia vis tik dalyvauti kitoje atrankoje, ar ne? Tai jeigu anksčiau tikrai dažnai tai būdavo finansinės priežastis, dėl to, kad nori, kaip labai populiarus posakis atrankose, žinau, kad yra žuvis kur geriau, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Taip, tai labai dažnas kandidato atsakymas, kai mes klausim, tai dėl ko dairotės darbo pasiūlymų. Tai dabar šiandien dienai, mūsų paskutiniai duomenys, ką rodo, ir mes nuėmėm tos duomenys čia prieš sausio gale, prieš mėnesį, tai ten beveik 2000, tyriamųjų tie atsakymai, tai tik 14% iš tų žmonių svarsto kitus pasiūlymus dėl finansinių paskatų. Tik 14%. Ir 28%, jeigu neklystu, bet tikrai 27-28% dėl kažkokių kitų netenkinančių darbe aplinkybių, kas rodo, kad iš tiesų ta darbo aplinka Lietuvoje tikrai jau yra gana teigiama, ar ne? Tai reiškia, kad jau darbo pokyčio svarstymo dalykai nėra tie baziniai, jie jau yra tie aukštesni, ar ne? Pagal ten Maslow piramidę, ar kaip mes suvokiam, ar ne? Tai sakykime, labai dažnai tai yra
kultūra organizacinė, lyderystė. Lyderystę mes taip apibendrinam, bet labai dažnai tai yra kažkokie tai įmonės sprendimai, kurie galbūt vertybiškai ir ypač pastaraisiais keliais metais, kai buvo labai daug čia tų krizių ar ne, kurias įmonėm reikėjo vienaip ar kitaip valdyti ir daryti stiprius sprendimus. Tai va, daugiau jau tos priežastys yra vertybinės arba, kaip ir minėjau, pagrindinė iš tiesų priežastis tai yra dėl didesnių augimo galimybių, asmeninių augimo galimybių. Tai va, jie jau yra susijęs su savirealizacija, su vertybiniu žmogaus pagrindu. Tai grįžtant prie klausimo, kad tai iš tikrųjų tas pokytis yra labai ženklus, ar ne? Jeigu mes lygintume netgi su kokiu 5-7 metų tyrimo duomenimis, kai iš tiesų dar prieš 7 metus atlygis būdavo pirmose vietose. O tada, Jurgita, jūsgi dirbat ne tik su tais, kurie ieško darbo, bet ir su tais, kurie siūlo darbą, tai reiškia organizacijom. O kaip ir visada rinkos dėsniai sako, kad jeigu paklausa kažkam kyla, pasiūla turi atitikti. Tai reiškia, kad darbdaviai dabar turėtų siūlyti vėlgi kažkokius prasmės kriterijus, prasmingo darbo kriterijus, kurie reiškia jau konkuruoti pasiūlant didesnį atlygį nebėra labai konkurencinga. Vadinasi, kaip organizacijos, kaip jos konstruoja tą prasmingo darbo organizaciją, prasmingo darbo pasiūlą, kaip darbdaviai tai tuose darbo pasiūlymuose apibrėžia, arba kas darbdaviui atrodo yra prasmingas darbas. Taip, tai iš tiesų mes pagrindai ir dirbam su organizacijom, kurios ieško darbuotojų, tik tai tam, kad juos surasti, vis tiek mes juos turim atrinkti, prikalbinti ir įtikinti, ar ne, kad šitas darbo pasiūlymas jiems yra tinkamas. Tai ką mes tikrai labai rekomenduojam, irgi vėlgi žiūrint tiek į mūsų tyrimo rezultatus ir bendrai į tai, kad tie rezultatyvūs ar tie rezultato siekiantis darbuotojai, jie tikrai žiūri labiau jau į tuos aukštesnius tikslus, ar ne, tai ir tą savirealizaciją, ir asmeninį augimą, tai ir tą darbo pasiūlymą. Neapsiriboti tik pozicijos aprašymų ir darbo užmokesčio paskelbimo, ar ne, tai visų pirma, kadangi mes matom, kad karjera arba tas asmeninis augimas yra vienas iš tų prasmingų žmonėm dalykų, ar ne, tai tikrai keliam klausimą, kaip mes galim jūsų darbo pasiūlymą įdėti, parodant visą žmogaus karjeros kelią, ar ne, vienas iš tų sričių. Tai tiek bendraujant su kandidatu, tiek darbo pačiam, nežinau, tam skelbime ar ne, kaip parodyti, kad tai yra tik tai dalis. Tai tik dalis to, ko mes ieškom ir kad tu turėsi galimybę augti. Tai yra įvairių tų būdų. Nežinau, įvardinam pas mus šitoj pozicijoje per metus ten tiek ir tiek žmonių ten padaro karjerą. Arba, sakykime, vadovas ieško ten žmogaus auginimui, nes nori auginti savo pamainą. Ir tokie, o geriausiai, čia jau labai praktiškas patarimas, bet geriausiai tai veikia, kai ieškom, pavyzdžiui, kažkokio jaunesnio specialisto, tai mes net darbo pasiūlymo, darbo pozicijos pavadinime skliausteliuose rašom, ateityje ten galėsite tapti tokiu ir tokiu. Tai prasme, kad tikrai tą labai aiškiai vardinti tą augimo galimybę ir tikrai atsakomumas į tokius darbo pasiūlymus yra kartais didesnis negu į paprastus, pavyzdžiui, asistento ar ten kažkokio specialisto pasiūlymus. Kitas labai irgi praktinis dalykas, daliai žmonių darbo rinkoje, čia ne visiems, bet, sakykime, tiem žmonėm, kurie dirba su verslo plėtra, pardavimai, rinkodara, irgi matom iš savo tyrimo, jiems labai svarbu yra produktas, kuriantis vertę produktas. Tai vėlgi, tada mes jau žiūrim, kad tie darbo pasiūlymai, jie turėtų eiti per organizacijos bendrą tą misiją, ar ne, misiją, viziją, ką jie savo produktu, kokią problemą sprendžia rinkoje, kokią problemą pasaulyje jie, siekia išspręsti. Tai vėlgi labai svarbu suprasti ir ko mes ieškom ir tada kas tam žmogui yra prasmė, ar ne? Tai skau, mes turim daug duomenų ir mes pasiimam tada kiekvieną poziciją ir žiūrim, kas toje rolėje tiem žmonėm prasmingiausia. Bet
Taip pat iš mūsų tyrimo matosi, jeigu, Gabija minėjai, ar ne, kad jau neatlygių reikia savo tą darbo pasiūlymą remti, bet tais softiniais dalykais taip, bet toliau jau mes analizuojam kandidatus, kurie priėmė darbo pasiūlymą arba jo atsisakė. Nes būna ir taip, tai dažniausia atsisakymo priežastis yra nepakankamas siūlomas darbo užmokestis. Tai reiškia, kad, kad ir kiek mes ten prisvajosim, vis tiek yra tie baziniai kriterijai, jie išlieka, ar ne? Ir tai reiškia, kad, tai gali būti pati ten, nežinau, svarbiausia misija pasaulyje, bet jeigu yra nesiūlomas adekvatus atlygis už darbą, matyt, stipriausi rinkos talentai pasirinks kitą kelią, ar ne? Tai labai svarbu irgi susigrąžinti į žemę, ar ne? Ne tik tai filosofuoti. Taip. Nes matyt, renkantis darbą vis tiek žmogui svarbios ir tos bazinės sąlygos, su kuriomis jis sutinka ateiti dirbti. Bet ką daryti tuomet, kai organizacijoje žmogus dirba jau daug metų, ar ne? Ir nėra tik tai tie, kurie ateina į ją naujai, bet organizacijos turi jų esamus darbuotojus ir darbo užduotis yra įvairios. Ir dalis jų yra monotoniškos ir rutininės užduotis. Ne visos jos yra savaime prasmingos. Ir kaip organizacijoms ne tik pasiūlyti prasmingą darbo vietą beieškantiems darbo, bet ir tuo pačiu kurti prasmingą organizaciją. Čia yra tokios dvi konkuruojančios paradigmos mokslo pasaulyje. Yra psichologijos mokslo paradigma, kuri labiau kalba apie prasmės konstravimą, apie tokį meaning making, ar ne, darbo vietoje. Ir yra tokia humanitarinė paradigma, kuri labiau remiasi tai, kad jau prasmė egzistuoja pati savaime, mums tai reikia ją suprasti, pamatyti, suprasti ir ji yra. Ir nieko čia konstruoti motyvaciniam priemonėm nereikia. Tai tie humanitarinių mokslo atstovai sakytų, kad psichologai išradinėja ir manipuliuoja prasme, bet tikriausiai realiame gyvenime mes ir kasdienybėje, ir darbo aplinkoje mes turime tikrai tas dvi paradigmas šokančias kartu šitą prasmės šokį, taip metaforiškai sakant. Tai kaip pati galvoji ir kiek susiduriate iš praktikos, kokias vis tik tas priemonės organizacijos jau dirbančios su kolektyvais gali taikyti ar taiko, ypač tada, kai reikia, kad ir neprasmingas darbas žmonėms teiktų prasmę. Arba ne tai, kad neprasmingas darbas, iš tiesų neprasmingos kasdienės užduotis, sakykime, kad jos taptų prasmingų darbų. Tai čia matyti tiek praktika, tiek ir empiriniai tyrimai rodo labai panašius dalykus, kad vis tik darbuotojų įsitraukimas, jeigu mes taip galim vadinti šitą, ar ne, kai darbuotojai su iniciatyva, su tuo noru atlieka savo užduotis, sakykime, ar ne, jie ten galbūt jaučia daugiau tos prasmės, tai vis tik labiausiai iš visų ten tų dedamųjų organizacijos priklauso nuo lyderystės. Tai reiškia nuo vadovų, nežinau kaip čia pasakyti, komandos ar vadovo viename asmenyje, kuris, ar kuri ir geba, tas paprastas užduotis įprasminti, piešiant tą viziją, tikslą, primenant skirtingais įvairiausiais būdais, ar ne, nes, tikrai organizacija dažnai susideda iš daug, ar ne, asmenų, kurie turi kažkaip atsidalinti savo tas veiklas ir galbūt ta viena dalis veiklos nematant didžiojo to paveikslo ir netrodo labai ten prasminga. Bet jeigu vadovas geba darbuotojam perteikti tą didįjį paveikslą ir tą didelę misiją kiekvienam, tai tada natūralu, kad organizacija iš tikrųjų, jeigu jinai nekuria vertės, jinai ir neegzistuos. Būtent. Tai, nes ne taip veikia pasaulis, ar ne? Tik tai va čia ir yra, kaip mes, kaip vadovai, kaip lyderiai, gebam tą vertę, kurią mes sukuriam toj rinkoje, ekonomikoje. Galbūt tai yra ekonominė ta vertė, bet tai yra vertė, nes jinai kuria, nežinau, darbo vietas, jinai kuria gerbuvį mūsų, ar ne? Jinai moka mokesčius galų gale, mes turim, nežinau, kelius, socialinę apsaugą ir visus kitus gerus dalykus. Tai čia matyt
aš sutikčiau, aš psichologė pagal išsilavinimą, tai matyt su ta daugiau psichologinė paradigma, kad mes visos organizacijos kažkokią vertę kuria, jeigu jos negeba kurti vertės, jos išnyksta. Ir čia yra tik tai jau vadovų, lyderių klausimas, kaip jie sugeba tą vertę sukurtą organizacijos iškomunikuoti komandai. Taip. Na ir tikriausiai ir tam tikrų ir tų psichologinių, motyvacinių priemonių irgi tikrai yra. Aišku, dabartinis pasaulis pilnas motyvacinių priemonių, nuo įvairiausių motyvacinių video iki įvairiausių paskatinimo priemonių, kurios visokiais būdais bando žmogų pamotyvuoti, bet iš to, ką sakai, Jurgita, kad labai svarbu vis tik žmonėm parodyti prasmę, sukurti, kad organizacija yra irgi tam tikra istorija, naratyvas, jinai kuria kažką ir parodyti, jau čia ta humanistinė paradigma, tai reiškia žmonėms parodyti prasmę, kad jie ją suprastų, suvoktų, įsikūnytų joje, o tada galima be abejo taikyti ir visas kitas paskatinimo priemonės, jau su jomis įvairiai elgiantis, bet kadangi tomis motyvacinėmis priemonėmis gali manipuliuoti arba jas kurti įvairios organizacijos, kaip Google, pavyzdžiui, labai tokia, kuria draugiška, labai tokia žaisminga mokymo aplinka, kur gali ir mokytis, ir dirbti. Ir daugelis organizacijų pradėjo kurti tokius Google tipo ofisus. Tai reiškia, kad tam tikros kažkokios priemonės jos lengvai perdodamos iš vienos organizacijos į kitą. Bet kiekviena organizacija turi tą savo jai būdingą savitumą, kuris ir yra darbo toje organizacijoje prasmė. Ir tada čia lyderystės rolė tampa esmingiausia. Kaip mes, kaip lyderiai, žmonėms perdodame prasmę ir jos suvokimą. O kaip tu galvoji, kokia ta vis tik sąsaja, aišku, kad ji yra, ji labai glaudžiai sukibusi, bet paanalizuokime, kokia ji yra ypač šiandieniniame pasaulyje, ta prasmingo darbo ir prasmingo gyvenimo sąsaja. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame atrodo greitai galima bus nebedirbti, ar ne? Ypač tokiame vakarietiškame pasaulyje įvairios ir tam tikros pašalpų sistemos, ir robotizacija, automatizacija, dirbtinis intelektas. Ir atrodytų, koks galėtų būti tas pasaulis, kuriame žmogus nebedirba, ar tada jis gali gyventi prasmingą gyvenimą, jeigu gyvenimas būtų be darbo. Kaip folkloras sako, ne, darbas žmogų puošia, o kuo pasipuoštų žmogus be darbo? Ir apskritai, ar galima tokia mūsų ateities vizija, kad žmogus vis mažiau dirba ir kuris atranda prasmę? Kokia tavo vizija apie tą prasmingą darbą ateityje? Čia labai įdomus klausimas, labai sunkus, aš gal nesiryšiu prognozuoti. Bet aš palaikau tą pusę, nežinau, tyrėjų ir praktikų, kurie sako, kad darbas iš tiesų yra viena lengviausių priemonių jaustis, nežinau, laimingu ar prasmingai gyvenančiu žmogumi. Kodėl? Čia tikrai ne aš pati sugalvojau, aš dabar neatsiminsiu ten tų autorių pavardžių, bet tikrai yra ne vienas tyrimas, kuris rodo, kad kadangi netgi chemiškai, ar ne, mūsų organizmas yra padarytas taip, kad mes išskiria smegenys tos hormonus, ten dopaminą, serotoniną, tos laimės hormonus, ar ne, kai mes kažkokį pasiekėm tikslą, kažkokią padarom užduotį, kažkokį įveikiam iššūkį. Tai, darbėgi pilna šitų dalykų, ar ne? Tai kaip dabar kiekvieną dieną nedirbančiam žmogui susigalvoti po 3 ten iššūkius ar po kažkokias užduotis, ar ne? Tai tikrai, ir tai tikrai ir moksliniai tyrimai rodo, kad dirbantys žmonės vidutiniškai yra laimingesni negu tie, kurie neturi darbinės veiklos. Kitas dalykas, aišku, kas manau yra tikrai labai svarbu, tai va tas
bendras žmogaus sąmoningumo lygio didėjimas žmonių, ar ne? Ir aš, matau ir tas tikrai labai jaučiasi, jisai bendrai visuomeniai didėja, bent jau mūsų, ar ne, mūsų daly pasaulio. Ir tas yra labai gerai, nes tada žmonės būtent atranda, kad tuos savo iššūkius ir tas, nežinau, užduotis mes galim susikurti ir per hobį. Ar ne, kažkokius ir hobių rinka, tarp kitko, labai stipriai auga. Ar ten būtų dviračiai, ar ten nardymas, ar ten slidės, ar kažkokie žingsniai, ar panašiai. Tai tas rodo, kad mums vis tiek reikia... Mano vyras juokiasi iš manęs laikas, sako, tau tai reikia KPI-sų. Tai vis tiek reikia tų KPI-sų, ar ne? Tai reikia iššūkių ir jo pamatavimo. Veiklos rodiklių, taip. Skirtumo tarp to. Skirtumo, taip, Gabija, čia būtent ką ir sakė, ar ne? Tai sąmoningesni žmonės, jie vis tiek susigalvos savo tų skirtų, kaip tą savo progresą ar kažkokius tuos rodiklius arba tuos realiai sukelti savo tas pozityves emocijas. Nes tikrai tai nevyksta, mūsų smegenų chemija nevyksta gulint ant sofos, ar ne? Tai aš manau, kad tas savaime vis tiek išsispręs. Ir jeigu, taip, aš jokių būdų nesakau, kad tai negali ten dalį visuomenės paveikti neigiamai. Gali, bet būtent, reikia matyt, dabar investuoti į savo sąmoningumo ugdymą, į savilyderystę. Tarp kitko, ką mes pradėjom ir mūsų organizacijoje People Link, pamatėm, kad iš tiesų mes dirbam hibridiniu būdu ir labai daug žmonių tikrai nedirba kiekvieną dieną biure ir dirba iš namų ir iš kitos šalies ir visaip. Ir kai vadovas nėra šalia, tu nematai jau tada, ar tas žmogus jaučiasi prasmingai tą dieną leidžiantis ar ne, ar jam įdomu, ar jam smagu. Tai mes pradėjom kalbėti apie tai ir jau dabar netgi turim vidinėje akademijoje mūsų kursą apie savilyderystę. Nes mes matom, kad ta lyderystė iš organizacijos yra tik viena dalis. Ir jau mums visiems ir kiekvienam reikia vis daugiau tos gebėjimo įsiprasminti tą kiekvieną užduotį. Nes iš tikrųjų savilyderystė yra apie tai, kaip aš juokaudama sakau, smegenų saviplova. Tai yra kaip savo susidėlioti tuos, kaip įsikvėpti, kaip pačiam įsikvėpti, ar ne, kad tau nereikėtų to išorinio įkvėpos šaltinio. Tai manau, kad nuo to viskas ir priklausys, kaip mes kiekvienas kaip individas gebam suprasti savo organizmą kaip mechanizmą. Ir kaip susikurti savo tuos tikslus. Ir ar tai bus darbas, ar tai jeigu bus galimybė, nežinau, gauti socialinės pašalpas ir nedirbti, tai bus kažkokia veikla. Bet aš neįsivaizduoju visuomenės be veiklų. Aš tikrai neįsivaizduoju. Nes tada tai tikrai būtų didžiulė krizė. Didžiulė krizė. Na taip, nes vien tik tokios hedonistinės visuomenės, kurioje visi gyvena tik besimėgaudami pačiu gyvenimu, atrodo sunku tame, taip hipotetiškai aš net ir pati galvoju, galėtum galbūt nedirbti, bet tada praeigoti, palauk, tai ką tada tu darytum, kokia prasmė, nebent tu negali dirbti dėl kažkokių priežasčių, taip, dėl kokių nors fiziologinių ar kažkokių kitokių, bet iš tiesų tik per darbą, kaip ir sakai, matyti, yra paprasčiausia net forma, žmogus gali matuoti, ką jis padarė, bet to darbas yra mums suteikiantis galėjimą, erdvę kurti. Tai reiškia, mums yra duoti tam tikri talentai, kurių negalim užkasti į žemę, ar ne, bet iš tiesų kiek mes juos paleidžiam į apyvartą ir tas talentų apyvartumas vyksta darbo rinkoje. Ką tu galvoji apie sutrumpintą darbo savaitę ir apie tokį mišrų darbą, kaip jis, ką apie tai mąstai? Ne tik mąsto, mes iš tiesų esam ir įsigyvendinę trumpesnės darbo savaitės modelį ir prie to dar ir personalizuotą darbo modelį mūsų organizacijai. Kai aš sakau personalizuotą, tai pas mus mes nusprendėm, kad mes neturim primesti vieno darbo modelio visiems darbuotojams, nes tikrai turim labai įvairių žmonių komandoje ir pas mus darbuotojai gali pasirinkti, ar jie dirba nuotoliniu būdu, ar hibridiniu, ar iš biuro.
ir kas ketvirtį mes turim galimybę pasikeisti tą savo modelį, jeigu norim, ir darom tokias įžvalgų sesijas, kaip mums ten sekasi, kas veikia, kas neveikia ir panašiai, tai eksperimentuojam. Ir jau 2 metus dirbam sutrumpintą darbo savaitės modeliu, tai vasarom dirbam. Vėlgi mes leidžiam darbuotojam rinktis, todėl kad kiekvienas turi labai individualų savo darbo gyvenimo tą režimą, ar ne? Tai yra 2 variantai. Vienas, kai tu renkiesi 6 valandas per dieną ir dirbi 5 dienas, arba tu dirbi 8, bet tu dirbi 4 dienas. Ir kiekvienam individualu, ar ne? Nes, pavyzdžiui, tie žmonės, pavyzdžiui, aš sportuoju, tai man patogiau yra dirbti kiekvieną dieną trumpiau, nes aš tada daugiau laiko kiekvieną dieną galiu skirti ten sportą, ar ne, arba ten žmonės, kurie turi vaikų. Tai vaikai vis tiek eina į mokyklą, ar ne, tai ką tą penktadienį ten vienas veiksit namuose. Nebent nori vienas pabūt namuose. Tai va, tai mes tą turim jau kuris laikas, sezono metu, kai pas mus yra tikrai didesnis darbo krūvis, mes tada dirbam tokias 4,5 dienos, tai penktadienį dar iki pietų susitvarkom dar darbinius klausimus. Tai va, tai mes tais darbo modeliais eksperimentuojam jau kuris laikas ir iš tiesų tikrai galiu pasakyti ir padrasinti netgi ir kitus verslus, mums tai davė tik teigiamus rezultatus. Ir nes tiek efektyvumas darbuotojų padidėja, tiek gerovės visi indeksai, ar ne, nes mes juos matuojam. Aišku, ne tik nuo to tai priklauso, nes tai yra ir dar N tų dalykų, bet tiek ir įmonės rezultatai tik tai gerėja, nors valandom mes dirbam, kaip čia subilinam, taip ar ne, sako konsultantai, mažiau tų valandų kiekvieną savaitę. Tai aš manau, kad ir dar mes ką tikrai labai daug kur skiriam dėmesio, tai apskritai tą virtualaus darbo, jeigu taip galima vadinti, ne, nes mes dabar jau didelę laiko dalį nebegyvai bendraujam, nei su kolegom, nei su klientais. Tai mes tiek ir darom įvairius, vidinius mūsų workshopus apie tai kaip mes ten geriau dirbam, kokia ta virtuali lyderystė, ar ne, ko jinai skiriasi nuo tos tet-a-tet gyvos lyderystės, nes iš tikrųjų skiriasi. Ir reikėjo daug dalykų išmokti, dar daugiau dalykų atmokti, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu tu su žmogumi bendrauji virtualiai, ir aš irgi turiu žmonių savo pavaldume, kurie dirba tik nuotoliu, yra daug dažnesnė turi būti komunikacija, ar ne? Ir jinai turi būti tokia sąmoninga. Man daugiau būdinga, aš dirbu pati iš biuro, aš atėjusi, mėgstu ten pasibendrauti, pasisveikinti ir man labai reikėjo savo vis priminti, kad aš nepamirščiau to savo komandos dalies, kuri neteina į biurą, ar ne? Tai yra daug dalykų, kuriuos reikia vadovam ir atmokti, ir išmokti. Ir aš tai tik tai siūlau, nebijoti ir eksperimentuoti, nes tu visą laiką gali pargrįžti, jeigu kažkas nepavyko, ar ne? Tai mano tai toks požiūris, kad reikia eksperimentuoti ir su trumpesnė savaitė, ir su tais įvairiais darbo modeliais, ir tada atrasti būtent savo organizacijai, savo komandai tuos efektyviausius būdus. Taip. Ir tikriausiai prasmė ir atsiranda tada, kai mes labai žaismingai, kūrybiškai žvelgiame į viską ir nebijome eksperimentuoti, ieškoti kūrybinių sprendimų, juk tame ir atsiranda prasmė, kai mes pajaučiame skirtumą tarp to, kaip darėme, ar išmokome, ar atmokome kam nors. Tai šiandien mes pokalbėje su Jurgita iš tiesų labai įdomiai apžvelgiame prasmę darbe, prasmingą darbą. Akivaizdu, kad prasmė mūsų gyvenimuose ir darbuose siejasi su darbu, siejasi su savirealizacija, tikslų išsikėlimu, savo misijos realizacija ir gebėjimu ir galėjimu augti ir tobulėti. O čia labai svarbi yra lyderystė. Tiek į save nukreipta lyderystė, tiek pats savo turi būti lyderis, pats savo turi būti motivatorius, ne tik ieškoti influencinimo, kaučinimo ir viso kito iš išorės, bet iš tiesų išgirsti savo balsą. Pats save, motivuoti pats save, tam yra be galo prasmingas dalykas, tai yra ieškoti, kas tau labiausiai tinka. Na, bet be abejo, joks dirbtinis intelektas nepakeis gyvo lyderio, žmogaus, kuris gali įkvėpti kitus, sukurti organizacijas, darbuotojus motivuoti, skatinti ir parodyti jiems prasmę. Todėl tikrai galime matyti pasaulį ir ateities pasaulį, kuriame žmogui vis tik norėsis dirbti, nes darbas
teikia gyvenimui prasmę. Ačiū tiems, kurie žiūrėjote šią laidą. Labai dėkoju Jurgitai Lemešiūtei, People Link kūrėjai, partneriai, kurie daug rūpinasi žmonėmis ir tuo, kad jie turėtų prasmingą darbą. O visus mūsų žiūrovus, kurių tikiuosi atsiras vis daugiau, kviečiu žiūrėti Prasmės alchemijos laidas ir toliau siekti prasmės, ieškoti jos, pagauti ją ir gyventi prasmingai. Čia Prasmės alchemija.